Tai ką sveiki, šiandien vyksta pirmas etapas Semi-Pro Alytuje, vakar buvo Street lygos pirmas etapas. Šiaip tikrai patiko, labai daug ko neužfiksavau, tik podiumą pirmą pasiėmė Rapolas Čirba. Čia va, galit matyti va. Ir tiek. Tai šiandien papasakosiu, kas yra Semi-Pro ir kas yra kokia šiaip yra trasa būna Semi-Pro kartu su Street lygos trasa, kur atitinka tiek Semi-Pro, tiek Street lygos reikalavimus. Ir papasakosiu apie trasą, kaip atrodo ir panašiai. Ir tiek. Ką biškai papasakosiu apie tą trasą, kur čia gaunasi aštunkį. Tai nuo šitos va arkos čia bus startas. Tai čia realiai važiuoja. Toliau nuo šitos jau bėgėjasi. Realiai čia yra aštunkė gaunasi, panašiai. Tai va čia jau šitas mes turiu užsistatyti, užsistatom šitos clipping zonos. Toliau šitos va statom. Toliau sekanti užsistatymas šitos clipping zonos. Galinis, aišku, ratais. Toliau šitą clipping zoną. Persimeta, bėgėjasi. Ir toliau šitą clipping zoną užsistato. Toliau užsistatymas šitam clipping zone. Toliau šitą clipping zoną sustato. Ir užbaigia šitas clipping zonas. Ir šitą užbaigia clipping zoną, kaip sakant. Ir užbaigiau šitos jau liniją ir viskas. Realiai trasa gaunasi kaip ir aštunkė, tu parodysiu iš aukščiau tai bendrą vaizdą, kaip ir suprasit ir tiek gal bendrą supratimą turėsit ir panašiai. Parodysiu biškai dabar trasą. Startas, tuoj va jau įsibėgėja, važiuoja, susirenka greitį, užsistato, važiuoja iki tos clipping zonos. Toliau važiuoja iki tos clipping zonos, apvažiuoja, toliau šitą apvažiuoja clipping zoną ir tą clipping zoną pasiima. Ta pasiima, kur už mašinos, už tos clipping zoną sustato. Toliau važiuoja tą clipping zoną pasiima, pabaigė, persimeta į šitą clipping zoną galiniais ratais, apvažiuoja šitą, sakykim, lanką, tą clipping zoną ir pabaigė link tos clipping zonos galiniais ratais būtinai. Ir už linijos jau ir pabaigė. Ir dar vieną dalyką, ką norėjau paminėti, negali už tos ištisinės jau linijos pervažiuoti, nes kitaip tariant, kvalifikacijos metu atima taškus, o jau porinio važiavimo metu irgi vertins kaip ir klaidą ir panašiai. Tai va, tai tuoj dabar pamatysit apie vieno treniruočio važiavimą iš vieno driverio ir pamatysit, kaip vis tai gaunasi.
treniruotės prasidėjo, tai parodžiau, kaip turi išpildyti visą trasą ir kaip suvažiuoti, aišku, kas ir dar kreš kol kas nebuvo, bet ir peilų buvo, nu tai dar čia nieko pasiima panašiai. Tai ką papasakau biškį apie trasą, matėt vieną treniruočių važiavimą, o dabar šitą parodysiu, kokie semipro automobiliai būna ir panašiai. Nu ką, pradedam kažkokią apžvalgą semipro automobilių. Rausko E92. Šitą matęs. Toliau Kem 6. E92 su kažkokiu čia motorius. Turbo atsipsis turbo. Gražu. Važiuoklėje. Man atrodo bus... Nepasakysiu dabar tiksliai. Kem 6, 1.6. Toliau chuligankė yra. Pro lygos. Statilinį lankai. Geras chuliganas, bet čia universalas toks įdomesnis. Ir va, eksponatas va. Variklio, sakykim, blokas. Galva. Jau gerai žinau, buvo šitas alkūninis velinas. Va, legendinis E28 vadinamas variklys. Oškas va, remontuojasi. Einam toliau. Pirmukas va, E8. Toliau Kem 6 su V8 motoru. Toks, sakyčiau, labai gražus motoras. Bernerio kumas. Turbo. Krekždėlai vis, sakyčiau. 11 metų važiuoju tą krekždę, bet vadina šiaip krekždėlaivė. Tik kad liveris keičiasi ir keičiasi. Radzevičiūtės bolidas Pro. Padangas pasikeitė ir viskas. Keičia padangas. Toliau yra IRT bolidas F2. Po kapotu 2GC motoras, nice. Kem 6, toliau yra kažkas iš įdomesnių. Mazda va yra su Nissanu motoru, su didžiulė turbo. Žinau, kaip priekinė važiuoklė. Norėčiau užfiksuoti. Kaip matau, Vaisvabo važiuoklė sudėta. Toks įdomus. Šiaip retas šiaip automobilis, galiu pasakyti. Retą tokį dalyką pamatyti drifte. Toliau yra Nissanai su, nežinau, kas per motor, įsivaizduoju, kas per variklis. Toliau yra kažkoks va, pirmukas, tik nesuprasiu, kas čia per lempos. Čia toks kaip dizainas ir viskas. Ir panašiai. Toliau Kem 6 yra. Šiaip kažkaip labai pasiūlau, labai daug yra Kem 6. Na, gal pigiau ateina, taip gal pigiau semipro suvažiuoti ir panašiai. Na, sunku pasakyti. Toliau yra dar vienas Kem 6. Ir E92 su
galu pamuštų biškį. Bet čia, nu čia toks įdomesnis, šiaip labai gražus, šiaip pro padarytas bolidas, pilni lankai, va. Čia išvedžioti karbonus, nu šiaip gražu. Bet čia, jeigu neklystu, čia turbūt bus 5 litrų motos, kažkas tokio sugirdėjęs. Toliau yra Domo Skučo, gal sakykime, Gladiatorius, Kem 6 su V8 varikliu, su voskiais įsisukimu. O, pradėjau čia ir naudoti, matau. Šiaip gerais radiatorius ir panašiai. Toliau yra dar nes toks įdomesnis. Šiaip visai, gražu. Semi-pro automobilis, nes nepilni lankai. O čia tai, nu čia aišku, toks įdomesnis kontaktėlis. Medž baras, šiaip gražu. Tai ką, dar parodysiu vieną, sakykime, semi-pro. Būtų gal šiaip vienas, gal ne, bet šiaip šitas įdomesnis man bolidas ir panašiai. Tai yra Tomo Butomio pirmukas. Buliam, su dideliu radiatoriu, grabiai. Su V8 Merso varikliu, didelė turbina. Šiaip turbina visai neįstrada. IRP įsisukimu, panašiai. Na, bet šiaip visai blemo gražu. Gražu šiaip kėblas, nenudaužytas. Toliau kas. Na ir panašiai. Tai va, dar vienas yra Kem 6 toks įdomesnis. Ir tiek, šitas va, Street lygoje dalyvavo. Šiaip dar galiu pasakyti, svarsvars, na, aišku, biškį randelių yra, va, vienam bankare. Ir tiek. Tai ką, einam dar vieną pusę, parodysiu biškį kitenų automobilių ir tiek. Ir ką, paskui lauks treniruotės ir kvalifikacija ir porinių važiavimų treniruotės, o paskui porinių važiavimų varžybos. Na, dar čia va yra biškio Kem 6. Kaspario va yra Kem 6. Biškį nukentėjęs ir panašiai. Važiuoja visi treniruotės. Edim 2. E28. Šiaip. Kem 6 irgi važiuoja treniruotės. Pirmukas stovi. Dar vienas Kem 6 toks. Šiaip gražu šitas, gražu. Kregždė važiuoja 36. Ir va, Street lygos antro etapo čempionas, va, Vabalas Čirva. Važiuoja treniruotės. Čia va dar stovi. Laukia savo eilės, kaip suprantu, treniruočių. Šitas va įdomesnis, neįsivaizduoju, kai čia markė, tai negaliu pasakyti. Kem 6. Toliau va ten pirmukas, dar vienas Kem 6. O šiaip dėl šito, tai parašykit komentarus, koks čia būtų automobilis, nes šiaip, kaip supratau, šiam atrodo lyg Japons ir panašiai, bet šiaip retas dalykas, kai tu matai, kai važiuoja dirbti šitos automobilis ir panašiai, tai komentarus būtinai parašykit. Tai ką, einam žiūrėti šitų treniruočių, o paskui lauksim kvalifikacijos.
Nu ką, viskas treniruotės pasibaigė, dabar bus 15 minučių pertrauka, driveriai išklausys šitą briefingo, o toliau laukia kvalifikacija ir panašiai. Tai trumpai apie semi-pro trasą ir paaiškinsiu, kodėl čia yra semi-pro, o ne pro. Tai visų pirma, trasa nėra labai jau didelė, realiai kaip aštunkė ir panašiai, trasą kaip ir išaiškinu, tai nieko naujo. Iš esmės, semi-pro tai startuoja nuo, sakykime, nuo 200 PM iki 450 arklių, čia tavo riba semi-pro, street lygoje kiek mažiau arklių reikalavo, aišku, geriausias street lygos startuos su 3 litrais, su turbo užsidėjusi ir panašiai, kad siekti tų podiumų, kaip ir įrodė Rapolas Čirba. Tai kitaip tariant, čia susirinka nesilpnesni, nestipresni driveriai, bet, sakykime, pats viduriukas, kur po street lygos atėjau, susidraugauja su didesniais arkliais, su galingesnė auto technika ir panašiai, ir varžosi, sakykime, net iki pat podiumų. Ir tiek, tai ką, dabar lauksim šitą kvalifikaciją, paskui žiūrėsim. Sveikinsiu su Tomu Butomiu ir visų pirma, kaip šiandienos vertinate treniruotės ir šią trasą? Gerai, esu iš to trasoje važiavęs ne vieną kartą, kaip sakant, praeitus kartus važiavau su šiek tiek silpnesnėm mašinom. Tai dabar, kai turiu galios, yra smagiau, galiu ir labiau šveist mašiną į kampą ir greičiau viskas vyksta. Tai treniruotės vertinu gerai, viskas pavyko, mano planas įgyvendintas, ko mes norėjom su komanda. Viskas padaryta, ko mums reikia, pasiruošę dabar esam kvalifikaciją ir gazuosim į pirmąjį važiavimą. Tai ką, aš galiu palinkėti sėkmės kvalifikacijų, išpildykit stilių, patį kampą, liniją, ko reikalauja šiaip teisėjai, nors toks yra reglamentas visų pirma drifto. Taip. Ir panašiai, ir sėkmės sportiniam važiavime iki pat podiumų. Reikia pirmą kvalifikaciją praeiti. Taip, bet tikiuosi, kad persite už tai, kad patirties jau turite ir panašiai. Taip, manau, kad taip. Ačiū. Ačiū labai. Nu ką, viskas, treniruotės kaip ir baigėsi, prasidės dabar kvalifikacija, kaip ir sakė Tomas Butavičius, svarbiausia perėti kvalifikaciją, o paskui lauks poriniai važiavimai, o paskui ir podiumai ir panašiai.
viską kaip reikia ir Rapolas. Tai ką šitą pasisveikinsiu su Rapolu Čirba, laimėjo antrą etapą Street lygoje. Ir šiaip kaip tau sekėsi kvalifikacija ir kaip vertini savo rezultatus? Šiaip semi-pro trasą padarė tikrai sunkesnę, pirmų važiavimų mažokai gavau taškų, iš tikrųjų neišsiaiškinau, kodėl tiek mažai. Antrų nusprendžiau paeksperimentuoti, su broliu buvau šnekėjęs, jau sakė, pirmą pasidaryk, tada eksperimentuok. Tai taip ir nusprendžiau padaryti, žinau, kad neužteks pirmų kvalifikacijos važiavimų taškų, tai reikėjo už kažko griebtis. Paeksperimentavau, pavyko ir likau tarp geriausių 10-tuko kvalifikacijoje. 81 balas, tikrai neblogai. Nusilyginsiu visą kaip streeto dalyviai ir dar semi-pro taip surinkti kvalifikacijos taškų antrų važiavimų. Prieš dar eksperimentuoti čia šiaip galėčiau labai rasti stipru. Ir ką, ir sėkmės porinių važiavimo varžybos ir tiek, ir gal net iki pat podiumo šiandien ir panašiai. Bus matyt. Ačiū labai. Tai va, kaip matote, prasidėjo po poriniai važiavimai, kaip ir Rapolas Čirba minėjo, stengsis atiduoti visą save. Ir ką, žiūrim dabar porinius važiavimus. Kaip sekasi šiems pilotams, Čirba buvo pradžių, šiek tiek uždėkoja trečius ratus Čirba, panašu, kad suvažiuoja truputėlį Gegužės pradžioje pirmajame etape jis finišavo 5. numerį. Audrius Kasparas, antras sezonas. Čia, pažiūrėkime dar kartelį iš arčiau. Trečias numeris Tomas Butavičius.
Ponios ir ponai, turime sprendimą, skelbėme apdovanojimų ceremoniją, atiduodam maksimalią pagarbą visiems pilotams, kurie šiandieną susirinko į pirmąjį Alytuje Semipro lygos etapą. Nu ką, viskas, pojediniai važiavimai pasibaigė, dabar nesulaukiu apdovanojimų, kuris netrukus va prasidės. Tarkite porą žodžių apie savo podiumą pirmoje vietoje. Pirmą kartą toks pasiekimas, apskritai pirmą vietą. Tai dar Semipro, tai mažiausiai tikėjausi. Bet buvo labai daug darbo įdėta, labai daug stengtasi ir aš manau, kad pats geriausias koks įmanomas rezultatas. Aš visų pirma galiu padėkoti drifto dievams ir kad nepavedė techniką ir panašiai. Drifto dievams tai tikrai dėkoju, bet ir plytų dievui dėkoju. Nes čia žmogus dirba prie mašinas visas ištisas dienas, mašina nevažiavo, trailino, buvo dafiga problemų. Buvo visą laiką už racijos, visą laiką pasakė, ką daryti. Tai va, čia žmogus, plytų dievas, atliko darbą, pusę darbo, ką aš padariau. Tai ką, aš galiu palikėti šitam žmogui, kuris paima šiandieną podiumą, kad eitų iki Pro lygos ir važiuotų su Destino padangom ir daeitų net iki Europos čempionato, kaip ir Drift Masterių. Tai ką? Kalbant apie Destino, indėlis yra. Ačiū labai. Ačiū tau. Sveikinsiu su antros vietos driverė. Tai koks jausmas paimti antrą vietą po tiek techninių nesklandumų ir panašiai? Skanu šampanas. Nenuosom. Ta prasme, tiek metų reikėjo ir tiek darbo įdėti, kad gautų tą taurę. Tai tą taurę aš jaučiu. Ta prasme, faina, nežinau, prireikė daug praeit sunkių momentų. Ką žinau, verta. Šiandien įrodžiau, kad verta. Jo, įrodyt, gal net įrodyt, kad senas kėbulas atnaujintas, perdarytas į stiklo pluošto panašiai modifikacijas ir panašiai. Įrodyt, kad kregždės gali skraidyti trasoje ir paimti net podiumus, kad ir toj mažoj trasoje ir panašiai. Pasakysiu paprastai su juodu humoru. Kadangi aš ne pro, tai man užtenka ir kregždės. Ir užtenka 600 arklius. Tai hebrytė, su 600 arklių, o šiandien buvo pajungta 500, įmanoma laimėti. Nereikia 7 PM. Tai ką, aš labai už tokią naudingą informaciją, pasidalinti biškį patirtim su arkliais ir kas linkiu tolimesnių podiumų ir panašiai. Tai ką, ačiū labai. Ačiū. Nu ką, viskas pasibaigė. Pirmas etapas Semipro Alytuje. Šiaip buvo gerų porinių važiavimų, šiaip buvo daug varmartavimų, ko šiaip mažiausiai tikėjausi.
Ir ką, šiaip galiu pasveikinti kas pasiėmė podiumus nuo 4 iki 1 vietos. Ir tiek, o sekantį ir panašiai. Tai ką, susimatysim sekančiam video.